Mes kalbame su Jevgenijumi Aleksejevičiumi Fiodorovu, Rusijos armijos pulkininku, Rusijos parlamento žemutinių rūmų deputatu, ekonomikos mokslų kandidatu, tikruoju Rusijos federacijos valstybės patarėju ir biudžeto bei mokesčių komiteto nariu. Jūs teigiate, kad vienas iš Rusijai priimtinų variantų sprendžiant ginčą tarp Jungtinių valstijų ir Rusijos galėtų būti branduolinio ginklo panaudojimas. Bet ne branduolinis apšaudymas, o grėsmė jį panaudoti, taip. Ir tai užbaigs tam tikrą konfliktą tarp Jungtinių valstijų ir Rusijos, kuris be kita ko pasireiškia kaip karas Ukrainoje. Toliau. O kodėl jūs įsitikinęs, kad tai suveiks? Kai buvo kuriamas strateginis branduolinis ginklas, kalbėta apie strateginį. Yra dar ir taktinė branduolinė ginkluotė. Jis buvo kuriamas ne tam, kad būtų panaudotas, nes tai toks ginklas, kurį, jei teoriškai jį naudoti, reikia naudoti visiškai ne vieną ar du užtaisus, sviedinius ar raketas, o viską iš karto. Ir tai žmonijos mirtis. Iš esmės žūsta visa Žemės planeta. Vadinasi, jis iš pradžių buvo kuriamas ne tam, kad kada nors būtų panaudotas mūšio lauke. Jis buvo kuriamas atgrasimui. O per atgrasimą jis buvo kuriamas tam, kad atitinkamai susitarti. Strateginis branduolinis ginklas yra taikiausias ginklas pasaulyje, nes jis sukurtas tam, kad užkirstų kelią karui. Jis nebuvo panaudotas. Ne, jis visą laiką buvo naudojamas, bet kaip atgrasimo veiksnys. Tai yra, iš esmės, tai yra politikos veiksnys, o ne karo lauko veiksnys. O politika, jei ją tinkamai naudoti, yra stipresnė už karo lauką. Šis mechanizmas veikia, jei norime pažiūrėti, kaip jis veikia OTAV pavyzdžiu. Tai yra sukuriama grėsmė yra reali, jos užcenzūruoti, TI neleisti informacijos apie grėsmę neįmanoma, nes ypač šiuolaikinėje visuomenėje ji plinta tarp žmonių, kurie tą grėsmę jaučia asmeniškai. Ši grėsmė sukuria motyvaciją šimtams milijonų žmonių atitinkamoje šalyje pradėti spausti valdžią, kad valdžia nuimtų nuo jų šią asmeninę grėsmę. O jeigu atskris, visi mirsime. Kažkas taip nuspręs, kažkas galvoja, kad tai tik 1%, bet tikimybė yra. Kaip veikia šis grėsmės mechanizmas? Įsivaizduokite, pavyzdžiui, Niujorko miestą, didelį miestą. Taigi, vien tik šiame mieste po žemę yra užkasta 42 000 branduolinių slėptuvių. Tai reiškia, kad kiekvienas didelis rimtas objektas, statomas pagal urbanistinius standartus, privalo turėti branduolinę slėptuvę. Klausimas, ar kas nors kada nors Jungtinėse Amerikos valstijose, išskyrus Sovietų sąjungą, yra grasinęs strateginių branduolinių ginklų? Na, oficialiai ne. Taip apskritai niekas tokio dalyko neturi, nes strateginiai branduoliniai ginklai, tai yra tie, kurie gali išspręsti strateginės problemas, yra prieinami tik dviem šalims – JAV, SSRS ir Rusijai. Strateginį tai yra tokį, kuris gali spręsti strateginius uždavinius. Tai reiškia kokybės charakteristiką, pasieks taikinį ir kiekybės charakteristiką, sunaikins. Štai kokybę tokį ginklą pagal nuotolį turi Anglija, Prancūzija, Kinija. Pagal kiekį tokį ginklą turi tik Rusijos federacija ir OTAV. Gerai, pereikime prie kito momento. Ar jūs tikrai įsitikinęs, kad jis yra? Nes leiskite man šiek tiek paeiliui, gerai? Visų pirma, pagrindinis branduolinių ginklų arsenalas Sovietų sąjungoje buvo kuriamas 6 ir 7 dešimtmetyje. Taip, štai pagrindinė šių kovinių užtaisų masė. Branduolinės medžiagos, kai jos laikomos, jos genda. Jūs puikiai tai žinote, ar ne? Vyksta pusėjimo procesas ir jos atitinkamai, sakykime taip, praranda savo kovinę galią, gali net visiškai nesprogt. Tiesa? Daug kas jau atvirai sugadinta, tai vienas dalykas. Antras dalykas, po Sovietų sąjungos žlugimo buvo sudarytas urano sandoris, kai tas labai praturtintas ginkluotės uranas buvo išvežamas į Jungtines Amerikos valstijas. Tai nebuvo paslaptis, tai buvo. Tiesiog buvo išvežamas. Iš sandėlių. Tai buvo aiškiai įrašyta pačioje sutartyje, sandoris dėl naujo miesto Čunarmine. Taip. Tai reiškia, kad pats žlugimas vyko savaime, branduolinio ginklo senėjimas, plus dalis jo buvo išvežta, taip. Ir dar mes apskritai, kaip paprasti piliečiai, mes visiškai neturime jokio supratimo, kur jis yra, kas su juo, kiek jo yra, taip.
Kur jis laikomas, kiek tų kovinių galvučių yra? Nieko. Tai yra, mes turime kažkokius skaičius, kuriuos galbūt prezidentas gali pasakyti, galbūt gynybos ministerija gali pasakyti, bet mes nežinome, ar tai tiesa ar ne. Mes negalime to patikrinti. Mes, rusai, negalime patikrinti, kiek kovinių galvučių turi Jungtinės valstijos ir atvirkščiai taip pat, ar ne, tai tarsi žaidimas tamsoje. Ar jūs tikri, kad Rusija apskritai turi branduolinį ginklą? Dabar pasakysiu kaip politikas, šio ginklo kokybė nėra svarbi. Svarbu tai, kad visame pasaulyje yra nuomonė, jog Rusija ir EUTOV turi strateginį branduolinį ginklą. Taškas. Tokia nuomonė egzistuoja. Aišku, valstybės ir mokslininkų lygmenyje jie stebi kovinius parametrus. Taip. Tai yra, jie turi prieigą prie raketų, jie stebi, turi netiesioginių įrodymų, nairo mechanizmus patikrinti šių, taip sakant, užtaisų kovinį pajėgumą ir panašiai. Valdžiai tai nėra paslaptis, žinoma ir apie šio ginklo kiekį, ir apie jo kokybę. Valdžia gali apsimesti, kad tas ginklas yra, nors iš tikrųjų jo gali ir nebūti. Paklausykite, kaip veikia šio ginklo mechanizmas. Niekas nesiruošia jo tikrinti sprogimų prasme. O kodėl negalima? Na, paleiskime bent vieną raketą į Šiaurės ledjūrio vandenyną ir pažiūrėkime. Tiesiog pasakykite namų šeimininkėms Niujorke, kad jos yra branduolinio ginklo taikiniai. O kas blogo padaryti properšą? Tiesiog pažiūrėkite į namų šeimininkių Niujorke reakciją. Nesvarbu, ar tikimybė yra 1%, 10% ar 50%, pažiūrėkite į jų reakciją. Amerikos visuomenė taip sukurta, kad informacija apie tai, jog jie yra taikiniai, jiems yra katastrofiško pobūdžio informacija. Tai tiesiog panika. Toliau pagal kategorijas. 5% šizofrenikų, nuo 3 iki 5%, aišku, viską griaus galva daužys sienas, kad tik pabėgtų. 20% intravertų, tai yra aktyvioji gyventojų dalis, griebs šunis, sės į automobilius ir išvažiuos. Iš tų 3% kažkas netgi iššoks pro langą. Tai yra, įvyks visiškas panikos apimtas gyventojų formavimasis. Tai bandos jausmas, kuris turės milžinišką poveikį valdžiai. Tai jei tiesiog sužinoma, gaunama informacija apie tai, kad yra taikymasis. Amerikos valdžia, Amerikos demokratijos sistema yra labai subtiliai sureguliuota. Tai yra amerikietiško mechanizmo ypatybė. Jie neturi tokios tūkstantmetės tęstinumo tradicijos, kuri būtų leidusi sukurti grubesnius valdžios mechanizmus atsakomybės, reguliavimo, pasitikėjimo ir panašiais aspektais. Todėl ten viskas labai laikosi ant plonos siūlės. Vos tik pas juos atsiranda 10, 20, 30% gyventojų su darbotvarke, politikoje sakoma darbotvarkė, kad mes bijome, su darbotvarke, kad rytoj galime žūti, šalis gali žlugti, visa valstybės sistema gali būti perkurta. Juk matėte, kaip pas juos vyksta rinkimai, demokratai, respublikonai, atsiranda 30% panikuojančių, viskas griūva, visa pagrindinė valdžios sudedamoji dalis. Prasideda vidinė krizė. O kur ten? Ten jokios krizės nėra, ten viskas gerai. Nes jūs žiūrite į sociologiją, aš ją turiu ant stalo, čia užkasta tarp popierių, galiu jums parodyti, kur parašyta, kad Amerikos visuomenė nemato jokios grėsmės iš Rusijos federacijos pusės Ukrainos konflikto kontekste. Visiškai. Amerikos visuomenė jaudina infliacija, nedarbas, smulkus nusikalstamumas. Na, 4 vietoje – medicina. Visi, nėra jokio mes bijome. Tai reiškia, kad paprasto amerikiečio tai visiškai neliečia. Amerika tiekia 2/3 ginklų į Ukrainą, 2/3 pinigų. Amerikos visuomenė nemano, kad tai jos karas. Visiškai. O tai yra jų karas, nes būtent tie artilerijos įrenginiai, dronai, žvalgyba žudo mūsų karius. Tai yra Amerikos karas. Tačiau amerikiečių supratimu tokio dalyko nėra. Kitaip tariant, jei kalbame apie informacinę karo dalį, mes ją visiškai pralaimėjome EUTOV teritorijoje. Tačiau atsiradus taikymosi faktoriui, kaip jis veikia visą šaltojo karo laikotarpį, automatiškai bus pažadinta senoji atmintis, ta pati, kuri statė tuos slėptuvės nuo bombų, kuri vertė EUTOV gynybos ministrus šokti pro langus šaukiant. Rusai ateina. Akivaizdu, kad tai nebuvo desantas, o raketų grėsmė iš Sovietų sąjungos pusės.
Kitaip tariant, susidaro visiškai kitoks visuomeninis politinis fonas. Ir būtent šis fonas yra branduolinio atgrasimo mechanizmas, o ne sprogimai, atakos ar kas nors kita. Štai kaip tai veikia. Na, taip manė dauguma žmonių. Beje, taip maniau ir aš, kai pirmą kartą atėjau pas jūs 2012 metais, buvau įsitikinęs, kad niekas nepuls Rusijos, kaip ir visi Rusijos piliečiai, ar ne. Nes Rusija turi branduolinius ginklus ir galingą armiją. Kaip paaiškėjo, šiandien 2025 metais, praėjus jau 13 metų, mus reguliariai apšaudo. Net bepiločiai pas mus į rajoną atskrisdavo, ten juos numuždavo. Smūgiai suduodami kariniams objektams, naftos bazėms, viskam, karinėms įmonėms, kitiems objektams. Tai yra vyksta tikras, konkretus karas. O ką mes tada prieš 13 metų su jumis kalbėjome? Koks buvo mūsų trečiasis punktas? Kad Rusija neturi suvereniteto. Vadinasi, visa tai ne apie mus. Kas yra suverenitetas? Suverenitetas tai valdžia. Jeigu jūs neturite nacionalinės valdžios, kad ir kokie stiprus būtumėte su branduoliniu ginklu, tas ginklas nebus naudojamas jūsų interesams. Rusija neturi branduolinio ginklo. Faktiškai. Tai nesvarbu. Na, tegul jis ten būna, bet jie negali jo naudotis. Pirma, tai nesvarbu. Antra, Rusija turi pakankamai potencialo, kad jei kas nors ten blogiau veikia, greitai atstatytų. Tai yra technologiškai tai kita problemos sprendimo technologija. Tai jūs galite nesijaudinti, tegu jaudinasi amerikiečių namų šeimininkės. Patikėkite, jos visiškai nesupranta apie branduolinį ginklą. Taip. Joms to ir nereikia. Jų užduotis – apsipilti karštą sriubą panikos bėgimo metu.